Sveiki atvykę į Piterboro miestą, kuriame istorija susitinka su šiuolaikiniu gyvenimu. Šiandien pakviesiu tave pasivaikščioti po šio miesto širdį, miesto centrą. Piterboro tai miestas esantis rytinėje Anglijos dalyje. Nors daugelis gali jį laikyti tiesiog dar vienu vidutinio dydžio britišku miestu, Piterboro iš tikrųjų turi gilias istorinės šaknis, įdomų kultūrinį gyvenimą ir unikalią atmosferą, kuri atsiskleidžia būtent miesto centre. Pats miesto centras tai vieta, kur senovė ir modernumas gyvena šalia. Čia rasime viduramžių architektūrą, šiuolaikinės parduotuvės, kavinės, skulptūras, mažus verslus, kultūros centrus ir daug vietų, kurios gyvos tiek dieną, tiek vakare. Neatsiejama miesto centro dalis – transportas. Piterboro geležinkelio stotis – viena svarbiausių Anglijos rytinėje dalyje. Iš čia galima pasiekti Londoną per mažiau nei valandą, o taip pat lengvai keliauti į Šiaurės Angliją, Škotiją ar kitus miestus. Šalia stoties autobusų stotis, kur išvyksta tiek vietiniai, tiek tarpmiestiniai autobusai. Kalbant apie Queensgate prekybos centrą, jis vienas iš svarbiausių komercinių miesto centro dalių. Atidarytas 1982 metais, bet per pastaruosius dešimtmečius daug kartų atnaujintas. Čia rasite tiek didžiųjų prekybės ženklų parduotuvės, tiek vietinių prekeivių kioskelius. Viduje švaru, šviesu, modernu, tačiau neišnyksta ir miesto charakteris. Toliau einant į miesto centro link, patenkame į Cathedral Square, pagrindinę aikštę. Čia nuolat verda gyvenimas. Savaitgaliais vyksta turgus, dažnai organizuojami renginiai, koncertai, šventės. Vasarą čia pilna žmonių, vaikai žaidžia prie fontanų, vietiniai ir turistai ilsisi ant suolelių. Gatvės muzikantai groja, o kavinė siūlo platų pasirinkimą visiems skoniams. Aikštėje stovi ir Guildhall, senasis miesto rotušės pastatas, pastatytas 17 amžiuje. Jo atviros arkos ir istorinis dizainas vienas iš labiausiai atpažįstamų Piterboro detalių. Piterboro miesto centras tai ne tik prekyba ir istorija, tai ir kultūros erdvė. Netoli centro veikia Piterboro muziejus ir meno galerija, įsikūręs istorinėme pastate. Čia galima pamatyti vietos archeologinių radinių, meno kūrinių, taip pat rengiamas laikinos parodos, edukacinės programos vaikams ir suaugusiems.
Mieste taip pat vyksta diversity festivaliai, kultūriniai renginiai, parodos, koncertai. Piteboras yra vienas iš labiausiai kultūriškai įvairių miestų Anglijoje. Čia gyvena žmonės iš daugiau nei 100 tautybių. Tai labai atsispindi miesto centre. Nuo įvairių virtuvių restoranų iki religinių bendruomenių centrų. Piterboro miesto gatvėse dažnai skamba gyva muzika. Gatvės muzikantai čia kuria ypatingą atmosferą. Nuo akustinės gitaros garsų iki energingų būgnų ritmų. Jie ne tik pritraukia praeivių dėmesį, bet ir įkvepia sustoti, įsiklausyti ir pajusti miesto dvasią. Miesto centre galima sutikti benamių žmonių. Tai liudija apie socialinės problemas, kurios egzistuoja, net ir išsivysčiusiose šalyse. Kiekvienas jų turi savo istoriją, o jų buvimas primena apie svarbą rūpintis bendruomenę ir ieškoti sprendimų. Artėjame prie restorano Bijou. Tai jaukus ir stilingas restoranas pačioje miesto širdyje. Čia lankytojai mėgaujasi šviežiu maistu, kokybiškais gėrimais ir šilta atmosfera. Tai viena iš vietų, kur galima atsipūsti nuo miesto šurmulio.
populiarių vietų mėgstantiems kepsnius ir klasikinę britų virtuvę, taip pat sultingus burgerius ir sočius užkandžius. Yra jauki vieta tiek pusryčiams, tiek vakarui su draugais. Norintiems kažko saldaus, Kaspas desertų baras siūlo vaflius, ledus ir įvairius gardumynus. Greito kąsnio ieškantiems taip pat galima surasti greito ir skanaus maisto. Štai mūsų trumpa kelionė po Piterboro artėja prie pabaigos. Miesto centre pulsuoja gyvenimas. Čia susilieja praeitis ir dabartis. Praeidami senovinius pastatus susidurime su moderniu ritmu, gatvės muzikantai kūrė savo garsų pasaulį. Kavinėse žmonės šnekučiuojasi, o kažkur šalia benamiai tyliai stebi praeivių žingsnius. Tai tikra miesto kasdienybė, kupina kontrastų, kuriuos lengva nepastebėti, bet sunku pamiršti, kai kartą juos pajunti. Gatvės čia kalba per žmones, per garsus, kvapus ir net per tylą. Kiekvienas restoranas, kiekviena kavinė, kiekvienas kampas turi savo ritmą, savo žmonės, savo istoriją. Vienur kvepia šviežia kava, kitur kebabų išsinešimui. Vienoje vietoje draugų juokas, kitoje tylus žvilgsnis pro langą. Ir visi šie fragmentai susikuria miesto portretą. Šis miestas tarsi priminimas, kad net ir paprasčiausios vietos slepia gilumą. Kad vertės nereikia ieškoti tik didžiuosiuose miestuose ar žymių vietų sąrašuose. Kartais užtenka pasivaikščioti vieną gatvę, sutikti vieną žmogų ar išgirsti vieną dainą ir tau tai paliks įspūdį ilgam. Ačiū, kad buvote kartu. Jei patiko, pasidalinkite, parašykite komentarą, o gal tiesiog ateikite į kitą pasivaikščiojimą. Iki kito karto.